Sausio 7. Kad jie nė vieno neapkalbėtų. Laiškas Titui 3 skyrius 2 eilutė. Jeigu kryžiaus kareiviai vieną kartą gerai suprastų, kad apkalbėjimas ir kalbėjimas blogai, apie ką nors yra apkalbėto žmogaus charakterio nužudymas, o apšmeižimas yra atėmimas kitam žmogui gero vardo, tai turėtų kuo anksčiau suprasti ir pastebėti šį dalyką jo tikroje, baisioje šviesoje, koks jis yra Dievo akyse. Ir kada jie žiūrės į tą dalyką tikrų, dieviškų žvilgsnių, tai turi paskatinti naują širdį, protą ir valią kuo didesniam aktyvumui nugalėti tokius kūno ir velnio darbus. Kiekvienas, kuris stengsis apsivalyti nuo senojo pykčio, pavydo, ginčų, apgaulės raugo, ir nekalbės blogai apie savo artimą, bus švarus širdyje ir bus viešpaties paveikslu. Kiekvienas iš mūsų turi tiek daug ydų, o kiti tiek daug dorybių, kad nei apie vieną neturėtume kalbėti blogai. Mūsų pačių namų grindys turi būti švariai iššluotos prieš bandant šluoti kitų grindis. Tai padės mums geriau užjausti kitus. Tik tada galime įsakyti neigiamus dalykus apie kitus, kai tai daryti esame skatinami auksinės taisyklės, norėdami užkirsti kelią daromai žalai, kuri įvyktų, jei apie tai nebūtų pasakyta. Klausimai: ar šią savaitę kalbėjau gerai ar blogai? Kodėl, kokios buvo aplinkybės, kliūtis ir rezultatai? Kad jie nė vieno neapkalbėtų. Laiškas Titui 3 skyrius 2 eilutė.